Įsivaizduokite verslą, kuris kiekvieną sekundę praranda $100. Verslą, kuris siunčia prekes per pusę pasaulio už dyką ir verslą, kuris apie tavo naršymo įpročius žino geriau nei tavo geriausias draugas. Dauguma lietuvių galvoja, kad Temu yra tiesiog pigesnis AliExpress ar Amazon, bet tiesa yra kur kas šiurpesnė. Tai nėra parduotuvė, tai milžiniškas duomenų siurblys, finansuojamas Kinijos tech milžinų, siekiant vieno tikslo – visiškos rinkos kontrolės. Šiandien mes pažvelgsime į šį verslą iš arčiau, paaiškinsiu, kodėl ten esančios prekės yra tokios pigios, kaip jie apeina muitus ir kodėl tavo telefonas po šios programėlės įsidegimo gali tapti tavo didžiausiu priešu. Jei manai, kad 2 eurų kaina už droną neturi paslėptų mokesčių, šis video tave šokiruos. Sveiki, čia kanalas Įdomu žinoti ir šiandien mes narpliojame temą, kuri liečia kiekvieną, kas bent kartą ieškojo pigių prekių internete. Temu Lietuvoje atsirado kaip virusas. Staiga visų Facebook, Instagram ir TikTok feedai užsipildė oranžinę spalvą, bet ar kada susimastei, kaip jie išgali pirkti brangiausią reklamą pasaulyje, kai jų marža yra neigiama. Per šį video mes praeisime visą kelią nuo gamyklų iki tavo durų slenksčio. Mes kalbėsime apie PDD Holdings kompaniją už Temu nugaros, kuri turi tamsią praeitį su kenkėjiškomis programomis. Mes išanalizuosime taisyklę, kuri leidžia jiems nemokėti mokesčių ir pamatysime, kokią ekologinę bombą mes patys programuojame. Žiūrėkite iki galo, nes atskleisiu, kaip veikia jų algoritmas, kurio užduotis priversti tave pirkti daiktus, kurių tau net nereikia. Kodėl? Tai liečia tave. Kodėl mums turėtų rūpėti kažkokia kinų programėlė, juk pigiau yra geriau? Problema ta, kad Temu nesilaiko taisyklių, pagal kurias žaidžia visi kiti. Jei tu norėtum atidaryti parduotuvę Lietuvoje, turėtum mokėti nuomą, darbuotojams vakarietišką algą, PVM, muitus ir užtikrinti, kad tavo prekės nesukels ligų ar neužsidegs. Temu visą šią sistemą nulaužė. Jie dempinguoja kainas taip stipriai, kad mūsų vietiniai verslininkai nuo mažų elektroninių parduotuvių iki didžiųjų tinklų tiesiog miršta. Kai neliks konkurencijos, Temu pakels kainas. Tai klasikinė monopolijos strategija, bet šį kartą įvykdoma globaliu mastu. Ir baisiausia, kad mes patys už tai mokame savo duomenimis ir savo šalies ekonominiu stabilumu. Finansinė kamikadzė. Kaip jie išgyvena? Pradėkime nuo skaičių. Ekspertai skaičiuoja, kad Temu praranda nuo $20 iki $30 kiekvienam užsakymui į JAV ar Europą. Įskaičiuokite logistiką, reklamą Google ar Meta platformose ir pamatysite skylę, kurioje dingsta milijardai. Kaip taip įmanoma? Temu priklauso PDD Holdings. Tai Kinijos gigantas, kurio vertė siekia $100 milijardų. Jie turi tiek grynųjų, kad gali leisti sau deginti pinigus kelerius metus iš eilės, kad tik išstumtų konkurentus. Jie žaidžia ilgą žaidimą. Jų tikslas nėra uždirbti iš tavo pirkinių dabar. Jų tikslas – tapti tavo pagrindiniu langu į internetinę prekybą. Ar žinojai, kad Temu reklamos biudžetas yra didesnis nei kai kurių valstybių BVP? Mokesčių vengimas legaliai. Dauguma prekių į Lietuvą atkeliauja dideliais konteineriais, tada jos iškraunamos, deklaruojamos, sumokami muitai, bet ne Temu. Jie naudoja de minimis taisyklę. Tai įstatymo spraga sakanti, jei siuntinio vertė maža, pavyzdžiui iki 150 eurų, jam nereikia taikyti sudėtingų muitinės procedūrų. Temu siunčia milijonus mažų paketų tiesiai vartotojams. Tai nereiškia, kad jie nemoka importo mokesčių, kurios moka Maxima, Senukai ar bet kuris kitas lietuviškas verslas. Tai nesąžininga kova. Valstybė praranda milijonus biudžeto pajamų, o mes džiaugiamės. Sutaupę eurą, bet tie pinigai, kurių nesurinko biudžetas, vėliau neateis į mūsų kelius, mokyklas ar ligoninės. Duomenų siurblys, ar tave šnipinėja? O dabar pasiruoškite, nes pereiname prie pačios tamsiausios ir mažiausiai matomos Temu dalies. Tai programėlės kodas. Dauguma galvoja, tai tik dar viena programėlė. Visos jos renka duomenis, bet Temu nėra kaip visos. Norėdami suprasti Temu, turime pasižiūrėti į jų vyresnėją seserį, programėlę Pinduoduo. 2023 pavasarį technologijų pasaulį sukrėtė skandalas. Google pašalino šią programėlę iš savo parduotuvės, nes joje buvo rasta tai, kas saugumo ekspertų kalba vadinama malware, kenkėjiška programa. CNN ir Cybernews tyrimai atskleidė, kad ši programėlė naudojo sudėtingas saugumo spragas, vadinamosius Zero Day Exploits. Tai leido programėlei savavališkai pakelti savo teises tavo telefone. Ką tai reiškia paprastam žmogui? Tai reiškia, kad programėlė galėjo stebėti, ką tu veiki kitose programėlėse, pavyzdžiui tavo banko programėlėje ar Messenger.
Messenger, skaityti tavo privačias žinutes ir pranešimus, matyti tavo nuotraukų albumus, net jei nedavė leidimo. Ir baisiausia, ji galėjo pati save modifikuoti taip, kad ją ištrinti būtų beveik neįmanoma. Temu oficialiai sako, mes esame atskira kompanija, mes to nedarome. Bet palaukite, saugumo tyrėjai nustatė, kad didelę dalį Temu kodo rašėte patys inžinieriai, kurie kūrė Pinduoduo. Ar tikrai manote, kad jie staiga pamiršo visus savo triukus? Pažvelkime į tai, ko Temu reikalauja, kai ją įsidegi. Ji nori prieigos prie tavo lokacijos, tavo kontaktų, tavo mikrofono ir net tavo Wi-Fi tinklo informacijos. Kam elektroniniai parduotuviai, kurie perki 2 eurus kainuojančias šlepetes, reikia žinoti, kokiu pavadinimu pavadintas tavo namų Wi-Fi ir kokie įrenginiai prie jo prijungti? Atsakymas slypi duomenų vertėje. Mes gyvename eroje, kur duomenys yra naujoji nafta. Temu renka tavo IP adresą, tavo telefono ID, naršymo istoriją ir net tavo pelės judesius ar ekrano lėtimo dėsningumus. Jie kūrė tavo skaitmeninį dvynį, jie žino tavo pajamas pagal pirkinius, tavo politinės pažiūras, tavo šeimyninę padėtį ir net tavo silpnybės. Ir štai čia prasideda geopolitinis košmaras. Pagal Kinijos nacionalinio saugumo įstatymą, bet kuri kompanija privalo bendradarbiauti su valstybės saugumo struktūromis, jei joms prireikia duomenų. Tai reiškia, kad tavo finansinis profilis, tavo namų adresas ar tavo naršymo įpročiai gali bet kada atsidurti duomenų bazėse, kurios nėra pavaldžios jokiems ES duomenų apsaugos įstatymams. Kai tu pirkai tas koines, tu manai, kad jas gauni už gerą kainą. Bet tiesa ta, kad Temu tave nusipirko pigiau nei tu nusipirkai tas koines. Jie nusipirko tavo privatumą už 2 eurus. Ar tikrai tavo skaitmeninis saugumas vertas tiek mažai? Saugumo ekspertai perspėja, kai programėlė yra tokia agresyvi ir turi tiek daug leidimų, ji gali veikti miego režimu. Šiandien ji tik rodo tau reklamas, bet rytoj, paspaudus vieną mygtuką Kinijoje, ji gali tapti įrankiu, per kurį nutekės tavo prisijungimo duomenis ar kita jautri informacija. Bet jei manai, kad tavo duomenis yra vienintelė kaina, kurią moki, klysti. Kitame skyriuje pamatysime, kaip šie pigus plasmasiniai daiktai nuodija tavo aplinką ir net tavo kūną, vergovę ir kokybę. Sustokime ir pagalvokime. 3 eurai už marškinėlius Lietuvoje už tiek neišeis nedidelis puodelis kavos degalinėje. Kad tie marškinėliai pasiektų tavo duris, kažkas turėjo užauginti medvilnę arba laboratorijose iš naftos išgauti sintetiką, suverpti kilometrų siūlų, nudažyti audinį, sukirpti, pasiūti, supakuoti į plastiką ir nuskraidinti 7000 km. Kaip ši lygtis gali baigtis teigiamu skaičiumi? Chemija, kurios nematote, bet kurią liečiate. Kai kaina yra tokia žema, kokybė nėra tiesiog prasta, ji tampa biologiškai pavojinga. Temu neturi savo gamyklų, jie yra tik negailestinga platforma tūkstančiams smulkių gamintojų, kurie pešasi dėl kiekvieno cento. Kad išgyventų šiose bado žaidynėse, gamyklos naudoja pigiausiai įmanomą polisterį, plastiką, dažnai gaminama iš perdirbtų, bet nevalytų pramoninių atliekų. Bet didžiausia naudų koncentracija slypi dažuose. ES REACH reglamentas griežtai riboja azo dažus, ftalatus ir sunkiuosius metalus, nes jie moksliškai įrodyta, kad sukelia vėžį, hormonų disbalansą ir nevaisingumą. Tačiau Temu siuntiniai, keliaujantis po vieną tiesiai vartotojui, traktuojami kaip asmeniniai daiktai. Jie tiesiog aplenkia muitinės laboratorinius tyrimus, jūs tiesioginė prasme ant savo didžiausio organo, odos, velkatės cheminių atliekų kokteilį, kuris šylant kūnui pradeda garuoti ir skverbtis į jūsų kraują. Ar kada jautėte tą specifinį, aštrų kinų gamyklos kvapą atidarius maišelį? Tai jūsų instinktas perspėja. Tai nėra saugu. Sisteminė vergija po moderniu prekės ženklu. Už kiekvieno pigaus pirkinio stovi žmogus, kurio gyvenimas neturi kainos. Temu verslo modelis yra brutalus. Jie naudoja atvirkštinio aukciono principą. 10 gamyklų varžosi dėl kiekvieno užsakymo. Laimi ta, kuri pasiūlo žemiausią kainą. Jei gamykla bando derėtis ar kelti kainą dėl kylančių elektros sąnaudų, ji akimirksniu išbraukiama iš paieškos algoritmų. Tai gamyklų savininkus įstumia į kampą. Tai sukuria pragarą darbuotojams, kurį sunku įsivaizduoti sėdint Vilniaus ofise. Kinijoje egzistuoja 996 kultūra. Darbas nuo 9 ryto iki vakaro, 6 dienas per savaitę. Bet Temu grandinėje tai dažnai tampa 007 darbas be laisvadienio, gyvenant bendrabučiuose prie staklių. JAV kongreso tyrimai atvirai įvardyja didžiulę riziką, kad Temu produkcija yra susijusi su priverstiniu uigūrų darbu Sindziango regione. Tai modernioji vergija, kur žmonės dirba už maistą, be jokių saugos garantijų, be ventiliacijos, kvėpuodami tais pačiais toksiškais dažais. Kai tu džiaugiesi sutaupęs 5 eurus, tie 5 eurai yra tiesiogiai išskaičiuoti
skaičiuojami iš kažkieno vakarienės kitoje pasaulio pusėje. Tai nėra verslas, tai išnaudojimas, supakuotas į blizgantį ryškiai oranžinį maišelį, kurį mums taip malonu atidaryti. Psichologinis karas ir dopamino spastai. Dabar atidarykime programėlę kartu ir pažiūrėkime, kas vyksta tavo smegenyse. Tai nėra elektroninė parduotuvė, tai aukščiausio lygio psichologinės inžinerijos laboratorija. Vos įėjus, tave pasitinka ryškios spalvos, fejerverkai ekrane ir tas besisukantis laimės ratas. Bam! Sveikiname! Jūs laimėjote 200 eurų nuolaidų rinkinį, tavo smegenys akimirksniu išskiria dopaminą. Tu jautiesi laimingas, nors nieko nelaimėjai. Tai tiesiog skaičiai ekrane suprogramuoti pasirodyti kiekvienam naujam vartotojui. Tu jautiesi išrinktasis. Skaitmeninis kazino tavo kišenėje. Pastebėjote laikmačius? Jie yra tiesiog kiekviename puslapyje. Pasiūlymas baigėsi po minutės 42 sekundžių, liko tik 2 vienetai, ką tik nusipirko 27 žmonės, tai vadinama tamsiaisiais dizaino triukais, skirtais tave manipuliuoti. Temu agresyviai naudoja evoliucinį kovok arba bėk instinktą. Kai matome senkantį laiką, mūsų smegenų dalis, atsakinga už loginę analizę ir kritinę mąstymą, tiesiog išsijungia. Įsijungia archaiška baimė praleisti progą. Tu nebeperki daikto, nes tau jo reikia, tu perki, kad numalšintum nerimą ir įtampą, kurią dirbtinai sukelia pati programėlė. Algoritmas – tavo asmeninis manipuliatorius. Temu algoritmas nėra tiesiog paieškos variklis. Jis stebi kiekvieną tavo piršto virptelėjimą, kiekvieną sekundę praleistą žiūrint nuotrauką. Jei tavo žvilgsnis užkliuvo už virtuvinio peilio, rytoj tave pasitiks pranešimas. Kainos kritimas. Peilis, kurį žiūrėjote dabar, kainuoja 89 centus, bet tikitas 5 minutės. Jie sukuria iliuziją, kad tu esi genialus pirkėjas, kuris apžaidė sistemą ir rado nerealią progą. Bet tiesa ta, kad tu esi kaip laboratorinė pelė, spaudžianti mygtuką, kad gautų eilinę cukraus ar dopamino dozę. Galiausiai tavo namai, spintos ir stalčiai užsipildo plastikiniais niekučiais, kurių tau niekada nereikėjo ir kurių tu net neplanavai pirkti. Tas daržovių pjaustiklis, kuris sulūš pjaustant pirmą morką, tas pigus masažuoklis, tos šviečiančios lemputės, kurios perdegs po savaitės. Tu nusipirkai ne daiktus, tu nusipirkai 10 sekundžių dopamino dozę už 15 eurų. Temu yra pirmasis pasaulinis skaitmeninis narkotikas, o mes visi esame vartotojai sėdintis ant adatos, kurios gamybą patys ir apmokame savo pinigais bei ateitimi. Netikėti faktai. Jie taip stipriai užpildo lėktuvus, kad kitiems verslams pakilo siuntimo kainos. Dauguma nuolaidų ratų programėlėje yra suprogramuoti taip, kad visada laimėtum didįjį prizą. Tai apgaulė, skirta sukelti euforiją. JAV vyriausybė rimtai svarsto visiškai uždrausti Temu dėl grėsmės nacionaliniam saugumui. Mes gyvename greito vartojimo amžiuje, bet Temu šį greitį padarė pavojingu. Mes keičiame savo privatumą, savo sveikatą į savo ekonominę ateitį už pigius, lūžtančius plasmasinius niekučius. Ar tai reiškia, kad niekada neturėtum ten nieko pirkti? Spręsti tau. Bet kitą kartą, kai tavo krepšelėje atsidurs 20 prekių už 30 eurų, paklaus savęs, kas iš tikrųjų už tai sumoka, nes nemokamų pietų nebūna. Dažniausiai už juos sumoka aplinka, tavo duomenų saugumas arba tavo kaimyno verslas, kuris rytoj užsidarys. Jei manai, kad ši informacija svarbi tavo draugams ar tėvams, kurie nuolat siunčiasi niekučius iš Temu, pasidalink šio video su jais. Ačiū, kad žiūrėjai šį video. Tikiuosi, kad tai privers bent sekundę susimastyti prieš spaudžiant apmokėti. Prenumeruok kanalą, jei nori matyti daugiau tokio turinio ir būtinai parašyk komentarą, ką manai apie Temu. Ar tai ateities prekyba, ar tiesiog didžiausia visų laikų afera. Iki kito karto.